Kasmet vasaris yra skelbiamas burnos vėžio prevencijos mėnesiu ir kadangi tai yra sunki liga, stipriai pabloginanti gyvenimo kokybę, norėčiau pakalbėti, kaip galima jos išvengti, kokia yra prevencija, ką daryti, jeigu aptikome burnoje kažkokį tai įtartiną darinį. Nėra vieno burnos vėžio, jų yra daug ir įvairių, gali būti ir lūpų vėžys, gali būti ir liežuvio vėžys, burnos dugno vėžys, gali būti seilių liaukų vėžys, sinuso, įvairiausių variantų yra, tačiau priežastys visų yra statistiškai panašios, tai yra rūkymas labai daug turi įtakos, taip pat alkoholio vartojimas, taip pat yra tokie rizikos veiksniai kaip asbesto dulkės, taip pat gali būti ir betelio lapų kramtymas, kramtomo tabako naudojimas vienas iš burnos vėžio veiksnių, taip pat gali būti ŽVP virusas ir yra tam tikras pasiskirstimas tiek amžiaus, tiek socialinėse grupėse, kad ŽVP virusas pažeidžia daugiau jaunimą, o jau su alkoholio ir tabako vartojimu, tai didžiausia grupė yra žmonių, tai yra vyresni vyrai ir jie paprastai yra regionų gyventojai, tokia statistika yra. Ir liūdna tendencija yra ta, kad Lietuvoje vis dar mes turim gana užleistas formas ir remiantis Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, tai praktiškai kas metai į skyrių kreipiasi apie 400 ligonių, kurie ir didelė dalis, maždaug 50%, kreipiasi su jau 4. stadijos burnos vėžiu. Tai yra iš tikrųjų labai tokie liūdni skaičiai, nes tai parodo, kad mūsų gyventojai, jie nėra linkę kreipti dėmesį į savo burnos sveikatą ir jeigu jiems kažkas jau burnoj, kažkokie tai dariniai pradeda augti, jie nekreipia į tai dėmesio ir ateina jau su vėlyvom stadijom. Nėra tokių duomenų, kad tai būtų susijęta, daugiau dėmesio, kaip sakiau, yra skiriama tiek alkoholio vartojimui, tiek rūkymui, tiek žmogaus papiliomos virusui, bet aš manau, kad burnos nepriežiūra, aišku, jinai turi reikšmės dviem atvejais. Vienas atvejis, kad žmogus tiesiog neprižiūrėdamas savo burnos, jisai nekreipia į tai, kas darosi toj burnoj dėmesio visiškai ir nepamato tų darinių, kurie galbūt jau kurį laiką. Pas tokius žmonės dažniausiai kraujuoja dantenos visą laiką ir jiems tai yra įprasta ir jeigu dar kažkur atsirado kraujuojanti žaizda, ilgai negyjanti, tai jiems atrodo kaip visiškai normalus reiškinys. Jie dėl to visiškai nekelia jokių ten, nepuola bėgti pas gydytoją. Ir kitas dalykas, kad būtent ta infekcija, jinai aišku, kad pablogina burnos gleivinės būklę ir bendrai visą organizmo būklę pablogina. Tai šitie dalykai jau yra senai įrodyti ir čia kaip ir savaime suprantama yra. Negaliu remtis lietuviškais duomenimis, tačiau pagal išgyvenamumo prognozes, tai yra viena vyrų tarpe, čia aš remiuosi amerikiečių duomenimis, tai vyrų tarpe mirtingumas yra 4. nuo galo, o tai yra, bloga situacija yra ir moterų tarpe yra 8. pagal mirtingumą šita liga. Tai yra pakankamai blogos prognozės. Ir kitas dalykas, kad pati gyvenimo kokybė, kada šitie augliai yra gydomi, jinai yra labai tokia,
liūdna, labai suprastėja gyvenimo sąlygos dėl to, kad yra pašalinamas didelė dalis ir žandikaulio, ir burnos audinių, ir žmonės praranda galimybę kalbėti, praranda galimybę tiesiog valgyti normaliai, maitintis, tai jų gyvenimo kokybė be abejo labai stipriai pablogėja ir jie nebegali gyventi įprasto gyvenimo, eiti į darbą kaip anksčiau, ir jie patiria gana stiprią socialinę atskirtį. Na, aš manyčiau, kad pirmiausiai tai reikėtų ankstyvos diagnostikos, tai yra pačių žmonių, visuomenės, pačių jų budrumo ir pastebėjimo, jeigu kažkas burnoj yra, apsižiūrėjimo. Tikrai nėra labai daug žmonių ir nėra tokių tradicijų, kad ateitų ir sakytų, vat man yra burnos vėžys ir čia dar kažkaip pasižiūrėkit. Aišku, po kiekvieno vasario mėnesio atsiranda žmonių tokių, kurie galbūt ir visai ne vėžinius procesus jie ateina ir rodo, bet aš manau, kad geriau tegu būna daugiau tokių, negu kad užleisti tie augliai ir ketvirta stadija, kur jau jisai yra pažengęs ir galbūt ir metastazuoja ir paskui išeitis yra labai liūdna. Be jokios abejonės yra žymiai mažiau tada audinių pašalinama kartu su vėžiu. Jeigu, tarkim, nėra, pirma, antra stadija galima tą auglį šalinti audinių, kaip jeigu, tarkim, koks ten 1,5 centimetro ar centimetras yra pažeistas, tai šiek tiek daugiau pašalina audinių ir ima kaip kontrolinį dar tyrimą limfmazgio regioninio artimiausia, žiūri, ar nėra plitimo. Ir blogiausia atveju dar pašalina tos limfmazgius, o jeigu yra didelis auglys, tai tada šalinimas praktiškai pusė žandikaulio gali būti šalinama, arba ir visas žandikaulis viršutinis sumačius tokiu atveju. Tai tikrųjų žmogui labai sunku gyventi po tokių operacijų, nes tai yra didelė trauma. Kiek tenka su tokiais pacientais bendrauti, tai tikrai labai mane kas stebina, tai artimųjų palaikymas ir dalyvavimas kartu ir gydymo procese, ir gydymo procese netgi. Tai labai jaudina mane kaip gydytoja, matant tokius šiltus santykius artimųjų. O patiems žmonėms, tai ką, kiek aš galiu padėti, tarkim, atstatyti ant kramtymo funkciją, tai kartu ir su kolegomis, ir su chirurgais, kurie dabar tikrai labai stengiasi ir plastikos daro visokias operacijas, kad kuo labiau palengvinti tiem žmonėm jų gyvenimą. Tai stengiamės iš visų jėgų, tačiau dar šiek tiek trūksta ir galbūt ir finansavimo iš ligonių kasų šitiem visiem procesam, ir ypatingai norėtųsi valstybės dėmesio profilaktikos programai. Buvo 2 metus dirbama ties burnos vėžio gydymo protokolų, laukiam jo, kaip pasakyti, pabaigos ir Pats tas protokolas gal labai nepagerins situacijos, tačiau dar yra ruošiama ir burnos profilaktikos programa, galbūt tenais atsiras vietos ankstyvai burnos vėžio prevencijai odontologų priežiūroje. Žinau, kad spindulinė terapija taikoma. Taip taikoma ir chemoterapija, ir chirurginė terapija. Tai yra 3 pagrindinės terapijos, kurios skiriamos priklausomai nuo situacijos ir išplitimo, nes kartais būna tiek daug pažeidimų audinių, nes burnoj mes turim labai daug įvairiausių ir kaulų, ir struktūrų, ar ne anatominių. Ir jeigu jisai stipriai peraugęs tai ir neoperuotinas, tai tada, aišku, taikomi ir kiti gydymo būdai. Pola yra iš tikrųjų
organizacija, kuri labai daug suteikia informacijos įvairiausios bendrai visų rūšių vėžiais sergantiems žmonėm ir teisinės pagalbos. Ir man pačiai teko dalyvauti ne vieną kartą mokymo programuose, kur mokomi pacientai, kaip teisingai prižiūrėti burnos ertmę, nes tai yra kaip ir gyvenimo būdo dalis ir tai, ką mes išmokstame savo šeimoje, ar ne, tie visi įpročiai, jie paskui mus lydi visą gyvenimą ir kartais tie įpročiai ne visą laiką būna labai sveiki. Tai Pola iš tikrųjų daug dirba ir daug padeda ir labai džiaugiuosi, kad turim tokią stiprią organizaciją, tai turbūt viena iš stipriausių pacientams skirianti pagalbą organizacija. Noriu pasidžiaugti, kad nuo pernai metų šitie žmonės, burnos vėžių sergantys žmonės ir gydyti nuo burnos vėžio, jie įtraukti į negalią turinčių asmenų sąrašus ir jie gali gauti jau tą kaip pensiją. Aišku, turi būti vertinimas, bet iki šiol to nebuvo. Tai toks, manyčiau, kad žingsnis žengtas geras, padedant šitiem žmonėm. Aišku, dar norisi labai sutvarkyti, kad jie gautų pagalbą nuo pat pradžios ligos iki pilnai funkcijos atstatymo. Tai šita proceso grandinė dar nėra sutvarkyta. Aš labai tikiuosi, kad jinai bus. Tai norisi tikėti. Jeigu žmogus karts nuo karto apsižiūri burnos ertmę ir pamato kažkokius netipiškus darinius, o tie netipiški dariniai gali būti kažkokios žaizdos arba dėmės arba kraujuojančios vietos kažkokios, tai ir neskausmingos vietos. Tai ir jeigu tie dariniai nesugyja per 2 savaitės, ar gydomi ar ne, jie vis tiek turėtų per tas 2 savaitės sugyti. Jeigu jie nesugyja per 2 savaitės, tai jau yra kaip precedentas kažkoks kreiptis konsultacijos ar pas burnos higienistą, geriausiai, aišku, pas gydytoją odontologą, kad jisai įvertintų. Aišku, jeigu sistemingai vaikšto pas burnos higienistą arba gydytoją odontologą kartą į pusmetį, tai tokius dalykus pastebėti yra specialistam daug paprasčiau, bet tas negyjančios žaizdos reiškinys ilgiau negu 2 savaitės, tai jau reikėtų sunerimti asmeniui ir kreiptis pagalbos. Turėtų būti burnos higiena atliekama kiekvieną dieną namuose visų pirma. Turėtų būti dėmesys skiriamas ir burnos ertmei, apžiūrint, kas yra po lūpa, kas yra po liežuvių, tą tiesiog stebint. Taip pat turi būti visiškai kaip taisyklė visiems būtina, tai 2 kartus per metus atvykti pas odontologą, pasitikrinti, ar nėra kažkokių tai darinių, kurių nepastebėjo galbūt žmogus. Ir aišku, kad jeigu jau pastebi kažką, tai tada reikėtų kreiptis irgi pas specialistą nedelsant, neatidėliojant, nes laikas yra labai svarbus, nes burnoje yra bakterijų daug ir mes nieko negalim su to padaryti išskyrus valymą. Ir dar labai gera kraujotaka. Tai būtent šitie 2 veiksniai, jie leidžia pereiti gana greitai iš nedidelės stadijos į jau tą finalinę burnos vėžiui. Čia reikėtų tiesiog budrumo ir galbūt daugiau dėmesio, daugiau meilės sau.